Va, tiesa, čia telikas ir reikia išjungti televizorių. Žinai, aš galvoju, blėt, nu man mama, žinai, perduoda, sako, tu mažai sako, ko tau čia važiuot, gyvent atskirai, pėstis per visą miestą į darbą kažkokį, ieškoti tų darbų, žinai, gyventi kažkur, blėt, ant savo šiknos, žinai. Nu ką man to reikia, sako, nu ar tau būtina, ašgi esu neįgalus, aš negaliu gyventi savarankiškai, ašgi neįgalus. Aš esu neįgalus, tai gyvenčiau su kokia pamotė, ar teta, ar tam močiutė, ar su kuom, žinai, ir negalvočiau, žinai. O dar, blėt, negana to, kad aš gyvenu atskirai, manęs dar laukia teismas. Nu koks teismas? Valdžios teismas, politinis teismas. Supranti? Nafik man ten galvoti, kaip gyventi atskirai, kaip ten savo duoną nusipirkti, kaip tu dešrelę, tą padažą nusipirkti, kaip tą bulkutę suvalgyti. Nu ką man to reikia, aš esu neįgalus asmo, kodėl aš negaliu gyventi su kažkokiais artimaisiais? Supranti? Kodėl aš negaliu gyventi su artimaisiais? Ašgi neįgalus asmo. Tai va, ašgi neįgalus, kodėl aš turėčiau gyventi savarankiškai? Aš esu neįgalus asmo. Ir mama nesupranta, kodėl aš gyvenu savarankiškai, mama tiesiog nesupranta šito. Ir sako, ar tau to tikrai reikia? Nu ar tau to tikrai reikia gyventi kažkur miesto pakrašty, priemiesty, ant savo šiknos, blėt, autobusas kartą per 1,5 valandos atvažiuoja, taip ir buvo. Vakar reikėjo laukti valandą 17 minučių gal, autobusą reikėjo laukti, žinai. O žinai, aš galvoju, nu nafik man tas gyvenimas atskirai. Galėčiau kažkur tyliai, ramiai gyventi pas artimuosius, nu ir praleisčiau tas dienas, o dar manęs teismas laukia, blėt. Kai pasirodysiu televizijoje, manęs dar teismas lauks. Negana to, kad aš gyvenu atskirai, aš dar turėsiu kentėti valdžios smurtą. Valdžia prieš mane smurtaus. Negana to, kad aš atskirai gyvensiu, dar valdžia prieš mane. Va, matot, mano kambarys, vienas kambarys, vienos duris, 2 langai. 2 langai. 2 langai, vienos duris. Aš gyvenu, blėt, kažkokiam bendrabuty, blėt, valgyti neturiu, pinigų neturiu, rūkyti neturiu. Kaip aš čia, blėt, išgyvensiu, tai nafik man tokios gyvenimo sąlygos. Mama irgi nesupranta, ką man neįgaliam asmeniu gyventi atskirai.